Čia pirmas, kaip į degalinę nusukau, važiavau. Visi čia taip lėtai važiuoja. Ko čia galvojau, jie tempėsi, dar pradžio nemačiau ženklų. Paskui žiūrau 50, o paskui žiūrau štai kas. Tai kas tau čia norės lėkti? Na, pagaliau privažiavom antruką. Dabar įsiliesim į 3 juostas. Važiuosim ant Hanoverio. Truputį lengvesnis važiavimas bus, nes šiuo 30-uku važiuotai biški, kada yra vilkikų, tai yra reikalų. O, ir dabar taip iki 12-uko. Nu, čia jau rimtesni kamštukai. Čia už Hanoverio. Link Magdeburgo pusės. Čia tikriausiai 3 juostos sueina į vieną. Bent taip galvoju. Važiuosim iki maksimumo. 3 juosta. Bus biški greičiau. Daug kas nusuko prie Hanoverio, bet ten irgi mačiau kamščiai, tai žiaurūs. Bent kokio atveju, ar ten reikia išvargt tą laiką kamščiuose. Reikia eit man į šitą juostą tikriausiai. Šitą gali paskui būti per siaura. Bet ten dar, matai, rodo ženklai, einu aš į pirmą. Ten biški kaip ir siauroka tokia jau gaunasi, tai kaip sako, pirmiausia užkirsk kelią uždegimui, tai nebus ligos. Tai čia tas pats, kol kažkas neįvyko, tai laiku reikia pasitraukti. Yra buvę ne kartą taip, kad važiuoji susiaurėję juostos, tai krašteliu veidrodėlį užkabinėti. Va 11:30 vakaro. Ir matot, kiek mašinų. Ar čia penktadienis, ar čia pirmadienis. Čia Vokietija. Aš galvoju, kur čia judėjimas dingo iš galo. Tai ten tikriausiai tarnybos išvažiavo ir sulaiko dabar tą visą srautą judėjimo. Nes 2-3 niekas nevažiuoja. Jo, kontroliuoja spausti. Tai gerai iš tikrųjų yra. Mažiau mašinų, greičiau visi tokiam atkarpom pravažiuos. Nu, jau ten matau iš galo atsišviečia po biškį artėja būrys. Nu, tai žiūrom, kągi jie čia taip dirba, ką čia jie taip daro. Čia naujai tas juostas tiesia, ką čia jie. Iš tikrųjų daug laiko praradom, tikrai daug. Valandą nuskambėjo. Už 100 kilometrų suksim prie Magdeburgo į degalinę, dasipilsim, nes nedavažiuosim iki Šviecko. Va, parvaro iš tos pusės. Visi apvažiavimą padarė ten, kur prie Hanoverio nusuko visi apvažiavimą. Aha.
ką, gerai, mes pačiam čia kraštelį Magdeburgo. Pasukite dešinėn. Ir mes čia pilsime degalų. Keletą litrų. Šitą Pasukite dešinėn. Tada Orlenukį. tikslas bus kairėje. Orlenukį. Bet kaip girgžda Kelionės tikslas yra kairėje. pedalai. Žiauriai, ne? Įdėjau pistoletą į baką. Nebėga dyzelis. Nuėjau į degalinę. Sakau, noriu užsipilt 30 litrų degalų, dyzelio. Sako, atnešk mašinos rakčiukus. Tai kam, sakau? Sako, atnešk rakčiukus, tada įpilsim dyzelio. Man tai pirmą kartą toks atvejis, vienu žodžiu, nunešiau rakčiukus. Sako, dabar eik. Aš įjungsiu, sako, kolonėlę. Matomai kažkas tai prisipila nesumoka gal, ar kaip yra. Tai pirmiausia, vienu žodžiu, atiduodė raktelius, o paskui tik įpila. Gerai, tai ką, reikia dabar tą poilsio lapus atižymėti, nes čia Vokietija. Ir pasiruošti likusiai atkarpai iki Lenkijos. Gerai, atsižymėjom šitą. Ir jei ką po ranką, kad būtų. Pasižiūrom, kiek mum iki Šviecko. Žinau, kad virš 200 truputį. Taip. Šviecko. Nuorodos. 224. Kada atvykimą? Į šiaurę. 3 valandą, nu tai aišku, biškį prailgės dar laikas. Tai kokia po 3:20 ten. Bet pirmiausia reikia atlaikyti spaudimą, kaip sakant. Nu, ne tiek daug važiuot, bet jau toks biškį kaip ir apsnūdęs aš. Tai gerai, dabar mes daug šių reisų aplankėm nebūtų vietų ten, kur mes nebuvę. Aš iš karto taip čia kučios gražiai susagę susegu, kad jie neįsimėtytų tvarkingai. Kuro kortelės, viskas čikibari. Ai, energetinio banke, tai reikia tikrai pasiruošti. Dar 2 turiu. Dedam ant palangės. Lazdelių. Tokių. Pakramtyt važiuodamam. Taip, judam. Klausykit, sužadinsiu šitą planšetę, ką jinai ten šneka. Čia spaudinė, ką nori. Vienu žodžiu, nereaguoja. Nieko neįmanoma. Okay. Okay. Okay, bye. Stalpukas. Aš neignoruoju. Ar naktis, ar yra mašinų, ar nėra, vis tiek pristabdau. Arba sustoju. O taip. Ir pėsčiuosius praleidžiu visada. Kokie jie bebūtų. Ar su 2 ar 4 kojom.
Na, kad mane netaip imtų miegas, tai truputį jūs pakalbinsiu. Nors išgeriau energetinio, tai vėl biškį energijos gavau. Tai viskas gerai, į Lenkiją tikrai davažiuosim, o toliau žiūrėsim. Dabar ką važiuodamas prisiminiau, per radiją Lietuvoje girdėjau apie sauskelnes, apie pampersus. Tai vienu žodžiu kalbėjo laidų vedėjai ir jiems skambino į studiją ilgųjų reisų vairuotojas, reiškiasi vilkiko vairuotojas, ir apie tuos pampersus, tai jisai sako, man negėda, aš pasakau, sako, aš prieš pradėdamas važiuoti visą laiką užsimaunu pampersą ir važiuoju. Sako, taip sutaupau laiko, nereikia stodinėti, kada jau labai prispaudžia, žinot, šis lengvasis reikalas. Na, mes aišku, apie kietą reikalą nekalbam. Nes jau jeigu ir kietą daryti važiuojant į tą pampersą, tai aš nežinau, čia ar šiau kūdikio gal, ar kaip. Nu, nežinau, gal kas ir atlieka visus tuos gamtinius reikalus iš tų vairuotojų. Nes aš kažkaip anksčiau nebuvau apie tai susimastęs. Matot, mes kada ekspresais važiuojam, nu, gerai, kalbu savo atveju, 5 metai važiuoju ekspresais ir niekada apie tai negalvojau ir kada nori, tada sustoji. Nori lengvo reikalo, paėmei sustoji. Nori kieto reikalo, privažiavai ten parkingą, degalinę, nuėjai tūliką, atlikai, ką reikia, sėdai toliau važiuoji. O matot, pas vilkikų vairuotojus, nu, kitaip yra. Kadangi ten, galima sakyti, tikriausiai, kad ir kiekviena minutė apskaičiuota, todėl tie atvejai, kada jie ten ant ilgų atvaro vienas idiotas. Vienu žodžiu, aš dabar, žinot, pagalvoju, kada tas laikas toks brangus kelyje, tai kas bus? Tai bus kažkas panašaus ir mum, kaip važiuosim su tachografais. Tai chebra, gal užsipirkime pampersų, nes nu, kaip beskambėtų ten juokingai ar graudžiai, bet laiko tai tikrai galima laimėti, aš manau. Nes be ką tu ten yra, vat kam ir su šlapimo pūsle, ar ne, kaip dažniau varo į tūliką, tai tiesiog dažnai reikia stoti ir, nu, prarandama daug laiko. Tai aš manau, kad čia nieko juokingo tame nėra. Bet kažkaip tai nežinau, žiūrėkit, nepaimu vilkiko. Matot? Čia nuo kalno biškį leidžiamės. O dabar aš va dugną nuspausiu. O, ir iš karto. Nu, mūsų mikriai neina, jie nei nuo kalno, nei prieš kalną, nei lygumą. 100 ten, jeigu dugną numynęs įspaudį 100, tai įspaudį, o nuo kalno ten tu daryk, ką nori. Nors koją pasispirk. Duosim lenkt, tegu lenkia. Prašom, prašom. 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 Yra prikolinių tų vilkikų vairuotojų tikrai. Žinot, kitam negaila yra ir padėko ten ant avarinių ir vėl. Tai va, chebryte, ką? Pagalvokim apie sauskelnes, apie pampersus. Ar nereiks tik tai užsimauti jų? Ar stodinėsim? Nu, kaip nuspręsim, taip ir bus. Na štai ir 12-ukas. 65 kilometrai mum iki Šviecko.
60 iki Oderuko pasienio Vokietijos su Lenkija. Per visą Vokietiją mašinos, per visą. Ar 3 juostos, ar 2. Na štai ir Oderukas. Pravažiavom Vokietiją. Ir įdėsim į Lenkiją, o per Lenkiją irgi 8,5 šimto. Sėdi bedarbiai. Ir stovi bedarbiai. Ir bedarbės. Iš galo. Visi paskui mane tempėsi. Niekas nenori lėkti prieš patį pasienį. Kas persikrovė važiuoja, kas nenori viršyti greičio. Vienu žodžiu. Visi su savo principais ir niuansais. Fūrukė pasistabdė. Ar jinai ten pati sustojo? A, ten suprasi. Nelabai įdomu. Nu va, mes ir Lenkijoj,